Sveiki! Šiame įraše parodysiu, kaip pradėti naudotis RStudio programa. RStudio yra integruota kūrimo aplinka, angliškai vadinama Integrated Development Environment arba IDE, kurioje patogiai galime dirbti su R kodu. Svarbus momentas yra tas, kad prieš sudiegiant RStudio pirmiau visada reikia sudiegti R. Tam, kad viskas veiktų sklandžiai, abi programas rekomenduojama diegti tiesiai į C diską, o ne į Program Files, kaip įprastai diegiamas programos. Pavyzdžiui, štai taip pas mane atrodo sudiegtos programos. Dirbant su tam tikrais R paketais gali prireikti RTools. Taigi, diegiant RTools atkreipkite dėmesį, kad jų versija atitiktų pirmus du jūsų turimos R programos versijos skaitmenis. Pavyzdžiui, pas mane R versija yra 4.5.2, o RTools versija yra 4.5. Daugiau apie paketus kalbėsiu vėlesniuose įrašuose. Na, o kai viskas sudiegta tvarkingai, atsidarius RStudio turėtumėte matyti tokį vaizdą. Viršuje kairėje pusėje yra šaltinis, angliškai source, kur rašysime kodą ir paleisime jį paspaudus mygtuką Run arba klaviatūroje nuspaudę Ctrl ir Enter vienu metu. Apačioje kairėje yra konsolė, kur gausime rezultatus. Dešinėje viršuje yra aplinka, environment, kur rodomi aktyvūs duomenys, kintamieji ir funkcijos. Na, o dešinėje apačioje, plots kortelėje, matysime grafikus, kai tokius brėšime. Jeigu kažkurio segmento nematote, gali būti, kad reikia spustelėti vieną iš langelių mygtukų. Patogumo dėliai galima pasikeisti šrifto dydį arba programos spalvas. Tai šiuos nustatymus rasite paspaudę ant Tools, Global Options. Čia matome dabartinę Aero versiją ir paspaudus ant Appearance galime pasididinti arba pasimažinti šriftą, bei galime pasikeisti programos išvaizdą. Dabar galima atidaryti pirmosios pamokos kodą. Nuorodas į kodus ir į duomenis rasite šio video aprašyme. Kodą galima atsidaryti paprasčiausiai 2 kart spustelėjus ant dokumento. Atsidarę kodą pamatysite daug grotažymių. Tai grotažymės yra naudojamos tam, kad mes pasiliktume savo komentarus. Šiuo atveju, jeigu eilutė prasideda grotele, tai nebus aktyvus kodas. Tai yra paprasčiausiai užrašai, kad žinotume, ką daro kodas. Pradėkime nuo labai paprastų matematinių ir loginių uždavinių. Matome 2+2. Kodą paleisti galiu arba paspaudus Run, arba ant klaviatūros paspaudus Ctrl Enter. Tai jeigu pasižiūrėsite į konsolę, matysite, kad programa jums duoda atsakymus. Pasakius, kad 2 yra mažiau už 3, programa mums pasako, kad taip, tai yra teisybė. Pasakius, kad 4 nėra lygu 5, programa mums pasako, kad tai taip pat yra teisybė. Jeigu pasakytume, kad 4 yra lygu 5, programa mums iškart pasakytų, kad tai yra neteisybė. Taigi, taip paprastai galima paleisti kodą ir dabar pamažu pereisime prie duomenų. Tam, kad pradėtume dirbti su duomenimis, visada reikia nusistatyti savo darbinį aplankalą arba angliškai working directory. Pats paprasčiausias būdas nusistatyti darbinį aplankalą yra tas taip vadinamas user-friendly arba vartotojų draugiškas būdas. Tai paprasčiausiai spaudžiam ant Session, Set Working Directory ir Choose Directory. Ir pasirenkame mūsų aplankalą. Labai nerekomenduoju naudoti OneDrive kaip darbinio aplankalo, nes su OneDrive eras kartais nesusikalba. Todėl rekomenduojama naudoti jūsų kietajame diske esantį aplankalą. Kitas būdas nusistatyti darbinį aplankalą yra naudoti kodą. Taigi čia galite įdėti savo aplanko kelią. Pavyzdžiui, mano atveju, mano darbinio aplankalo kelias būtų toks. Vėlgi, paleidus kodą, aš nusistatyčiau savo darbinį aplanką. Lygiai taip pat, kaip tą padariau paspaudus šios mygtukus. Norint pasitikrinti darbinę direktoriją, galime panaudoti Get Working Directory komandą. Toliau mes norėsime įsikelti savo duomenis.
Vėlgi, yra du būdai. Vienas labai paprastas, naudojam file import dataset from text base. Ir pasirenkame žuvų ilgis 1. Kadangi mūsų pirma eilutė yra stulpelio pavadinimas, pasirenkame heading yes. Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kaip yra suformatuotas CSV dokumentas. Angliškai kalbančiose šalyse CSV dokumentų reikšmės yra atskiriamos kableliais. Tuo tarpu daugumoje Europos šalių, tarp jų ir Lietuvoje, CSV reikšmės yra atskiriamos kabletaškiais. Kadangi mano kompiuteris yra nustatytas anglų kalba, dešimtys yra atskiriamos taškais ir dėl to reikšmės yra atskiriamos kableliais. Jeigu jūsų kompiuteris yra nustatytas lietuvių kalba, tikėtina, kad jums reikės pasikeisti dešimčių atskirimo ženklą į kablelį ir tada jūsų CSV reikšmės bus atskiriamos kabletaškiais. Spaudžiame import ir įsikeliame duomenis. Lygiai taip pat įsikeliam ir antruosius duomenis. Žuvų ilgis 2. Dabar mūsų failo pavadinimas yra ganėtinai ilgas, toks kaip CSV dokumento pavadinimas. Šitą pavadinimą galime pasikeisti naudodami labai paprastą komandą su rodyklyte. Žuvų ilgis 1 pervadinami paprasčiausiai žuvys 1. Lygiai tą patį padarom su žuvų ilgis 2. Toks yra duomenų įsikėlimo būdas naudojant file import dataset. Taip pat yra ir kodų grįstas duomenų įsikėlimo būdas. Ateityje daugiau ir dažniau naudojant R labai rekomenduoju priprasti naudoti būtent šį būdą. Jeigu pasirašote savo kodą, ateityje bus žymiai lengviau jį atkartoti, negu kiekvieną kartą rankiniu būdu ieškoti, kur padėtas jūsų failas. Jeigu jūsų CSV reikšmės yra atskirtos kableliais, naudojame funkciją readCSV, o jeigu jūsų CSV reikšmės yra atskirtos kabletaškiais, naudojame readCSV2. Mano atveju CSV reikšmės atskirtos kableliais, todėl čia ir naudoju readCSV. Na ir taip pat yra pateiktas mano duomenų kelias. Jūsų atveju duomenys bus padėti į jūsų asmeninį aplankalą. Vėlgi paleidžiame kodą ir duomenys yra užkrauti. Labai paprasta R funkcija, leidžianti pamatyti duomenų pirmas 6 eilutes, yra head. Tai head žuvys 1, pamatome pirmas 6 žuvys 1 duomenų eilutes ir head žuvys 2, pamatome pirmas 6 antro duomenų rinkinio eilutes. Jeigu norite pilnai atsidaryti duomenis R, galite naudoti funkciją view. Ir pamatysite visą lentelę su savo duomenimis. Vidurkį galima paskaičiuoti naudojant funkciją mean. Sintaksė yra tokia, kad nurodome mean, skliausteliuose visų pirma nurodome duomenų pavadinimą ir po dolerio ženklo parašome mus dominančio stulpelio pavadinimą. Taigi dabar matome abiejų duomenų rinkinių vidurkius. Lygiai taip pat veikia ir medianos funkcija. Panašiai galime pasiskaičiuoti ir standartinį nuokrypį. Standartinė paklaida yra skaičiuojama padalinus standartinį nuokrypį iš mėginių skaičiaus kvadratinės šaknies. Būtent tokia formulė ir yra čia pateikta. Jeigu paleisite kodą, gausite atsakymą. Taip pat čia pateiktos kelios kitos aprašomosios statistikos funkcijos, tai minimumas ir maksimumas. Galime sužinoti pačią mažiausią reikšmę ir pačią didžiausią reikšmę. Taip pat yra dar viena funkcija, kuri duoda mums duomenų aprašymą. Ir ji vadinasi paprasčiausiai summary. Paleidę šią funkciją matysite duomenų minimumą, pirmąją kvartilę, medianą, vidurkį, trečiąją kvartilę ir maksimumą. Pasižiūrėjome, kaip veikia aprašomoji statistika, dabar būtų įdomu šios duomenis vizualizuoti ir patikrinti jų normalumą. Tai vienas iš būdų tą atlikti yra naudoti histogramas. Visų pirma, nusistatome, kad mums rodytų 2 grafikus vieną šalia kito. Ir naudojame labai paprastą funkciją hist, tai yra histograma. Nurodome, kad mes norime pamatyti žuvys 1 stulpelio ilgis centimetrai histogramą. Pavadinimas bus žuvys 1, o spalva bus šviesiai mėlyna. Ir turime pirmąją histogramą.
Ir nusibrėžiam antrąją histogramą. Jeigu duomenys pasiskirstę normaliai, tai histograma turėtų kuo labiau priminti varpo formą. Taip pat galime nusibrėžti QQ diagramas. Vėlgi nusistatome, kad mums rodytų dvi diagramas. Nusibrėžiame diagramą ir nusibrėžiame įstrižainę. Ta patį atliekame su žuvys 2 duomenimis. Ir vėlgi siekiamybė yra, kad visi šie burbuliukai būtų išsidėstę kuo arčiau įstrižainės. Kuo jie išsidėstę arčiau įstrižainės, tuo duomenys labiau atitinka normalų jų skirstinį. Na ir žinoma yra toks Shapiro-Wilk testas, kuris mums padeda patikrinti, ar duomenys pasiskirstę normaliai. Tai funkcija yra shapiro.test ir norime pasitikrinti, ar žuvys 1 duomenys yra pasiskirstę normaliai. Kadangi P reikšmė yra didesnė už 0,05, žuvys 1 duomenys yra pasiskirstę normaliai. Na, o pažiūrime žuvys 2 ir matome, kad P vertė yra mažesnė už 0,05, taigi duomenys nėra pasiskirstę normaliai. Jeigu norite peržvelgti ankstesnius grafikus, paprasčiausiai galite paspausti ant šios rodiklėlės šone ir taip galite naviguoti tarp anksčiau ir vėliau nubrėžtų grafikų. Dabar pats paprasčiausias būdas išsisaugoti grafiką savo kompiuteryje yra naudoti Export mygtuką. Spaudžiame Export ir Save as Image arba Save as PDF, taip pat galima išsikopijuoti į Clipboard. Čia galite suteikti failo pavadinimą, nurodyti, kur jūs norite išsaugoti savo paveikslėlį. Dėl šios priežasties ir buvo svarbu nustatyti savo darbinę direktoriją. Na ir galite pasikeisti paveikslėlio plotį ir ilgį ir galite šį paveikslėlį išsisaugoti. Kaip išsaugoti grafikus naudojant kodą, parodysiu kitame įraše, kai kursime šiek tiek sudėtingesnius grafikus.